Tai prie mūsų toksai žydas. Čia yra pardo. Prie mūsų tas žydas. Ronaldo nustojo kramtyti, nes jis atrodo atpažino tą žydą. Ir kai tik pasakė tas žydas, kad mane atsiuntė Haalandas. Aš jau sukalbėjau žydišką kalbą, tai buvo taip. Aš mirdžiu, aš degu. O tai skambėjo maždaug. Ir tada... tipo, buvo taip. Tada buvo... Aš ir prisimenu, kaip ten buvo. Okei, atsiprisiminiau. Tai buvo... Okei, buvo... blogai. Nu ką, pasidėjo Haalandas vidury valgyklos. Jis išsitraukė pistoletą lėtai ir jau pasiruošęs jį taikytis į Ronaldo snukutį. Aš šoku, nutraukiu pistoletą, nieko nelaukęs, iš karto paėmęs pistoletą savo rankose, nutaikau jį į tą žydą, paspaudžiu, bet nieks nesišauna, nes dar nebuvo saugiklis išjungtas. Nelabai žinau, kaip aš saugiklį išjungiau, nes niekada nesinaudojęs pistoletu savo gyvenime. Tai aš žinau, ką padariau, apsukau pistoletą ir trenkiau iš pistoleto per galvą ir tas žydas nukrito. Maždaug buvo taip. O, kodėl nešaudo? Pačiau. Žydas, aš krantu, žydas. Jo. Ir tada Ronaldo sako, tu išgelbėjai mano gyvybę. Oh my god. Aišku, pasakė tai portugališkai. Tai būtų, kuo tu matėsi baletą? O, pitare. Ir tada jisai pasakė, kad... Nu, ne, aš pasakiau tada. Čia nieko asmeniško. Jūs, ponė, išgelbėjote mano gyvybę jau prieš tai, praeitoje dalyje. Tai aš turėjau tiek atsidėkoti. Aš pasakiau, aš portugališkai tai skambėtų. Portugališkai, rumiselefi. Rumiselka, la tarėsi parte varo. Šikalelė. Ir tada jisai visas pradėjo būti raudonas ir sakė, einame į viešbučio lovą. Ir tada toksai, ulala, tralala. Ir tada, nu, aš vis norėti į viešbutį. Ir tada buvo labai gerai. Bet tada atvažiavo Haalandų lėktuvas. Ir tada jo lėktuvas sprogo. Bet prieš sprogstant iš to lėktuvo iššoko Haalandas ir pradėjo šaudyti su šautuvu visur. Pradėjo šaudyti. Pataikė kulką. Nu, ne. Man labai skaudėjo, bet Ronaldo iškvietė greitą pagalbą. Ir viskas buvo labai gerai. Tada Haalandą nušovė Ronaldo. Haalandą, ne Balando, Haalandą. Ir tada atėjo Messi. Vyko didžiausias susišaudymas istorijoje. Spėkit, kas laimėjo. Niekas. Toks buvo susišaudymas, kad nieko nepataikė niekas. Nei Ronaldo, nei Messi, nei aš. Labai klišai šaudė. Ir tada atėjo Mbappé. Cristiano Ronaldo, Mbappé, Ninja Turtle. Ir tada Mbappé, žinau, ką padarė, metė granatą į mane. Bet ta granata tik tai nuskrito per 1 sekundę į mane. Tai aš paėmiau tą granatą ir mečiau atgal. Ir tas višliukas dėnsė Mbappé ir išsitaškė. Jo, ir tada kava baigėsi ir aš jau namo ir laimingai gyvenau savo gyvenimą. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote.
karto.